Tai laba diena visiems, komiteto narius, tarybos nariai, kas prisijungia nuotoliu, prašysim įjungti kameras, kad visi matytume dalyvaujančius ir pabandom pažiūrėti, kokį turim kvorumą. Tai komiteto posėdyje šiandien dalyvauja komiteto pirmininkė Laidena Ašmontienė, dalyvauja čia pas mus kabinete, Mindaugas Bakša ir Andrius Burmistrovas dalyvauja čia. Linas Janušonis prisijungęs nuotoliu. Labas rytas. Rita Kurlinkienė dalyvauja čia. Mindaugas Lukošaitis dalyvauja čia. Matas Petraitis ir Arūnas Ladička, matau, prisijungia nuotoliu. Prašom, Laidena. Labas rytas, tarybos nariai. Svečiai, pradėsim 2023 m. lapkričio 23 dienos su sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdį. Darbotvarkėje šiandieną numatyti 5 klausimai, ar bus siūlymų, pastebėjom dėl darbotvarkės. Matau, tai pradėsime nuo pirmojo klausimo. TSP-330 dėl pritarimo viešai įstaigai Tauragės Livonijai dalyvauti Pagėgių savivaldybės sveikatos centro veikloje, profesinio bendradarbiavimo būdu pranešėja, savivaldybės gydytoja Rūkastas. Nusišalinti nori, taip. Nusišalinti nori. Taip, labas rytas visiems, noriu nusišalinti darbo santykiai, dirbu Tauragės Livonijai. Aš taip pat norėčiau nusišalinti, nes dirbu Livonijai. Prieštaravimų nusišalinimui. Nusišalinimą priimam. Klausimą. Labą dieną. Šio tarybos sprendimo projekto tikslas yra pritarti, kad viešoji įstaiga Tauragės Ligoninė dalyvautų Pagėgių savivaldybės sveikatos centro veikloje funkcinio bendradarbiavimo pagrindu. Tauragės rajono savivaldybės taryba kaip Tauragės Ligoninės dalininkė gavo iš Pagėgių savivaldybės raštą dėl leidimo ligoniniai funkcinio bendradarbiavimo pagrindų dalyvauti kuriamo Pagėgių savivaldybės sveikatos centro veikloje. Kadangi Pagėgių savivaldybė neturi savo savivaldybėje antrinio lygio kai kurių paslaugų, kas galėtų užtikrinti, todėl kreipėsi į Tauragės ligoninę su šitokiu prašymu. Tai jeigu taryba priimtų sprendimą pritarti ligoninės dalyvavimui Pagėgių sveikatos centre, ligoninė toliau galės derėtis su Pagėgių savivaldybė dėl atitinkamų paslaugų teikimo tos savivaldybės gyventojams ir planuojamų investicijų Tauragės ligoniniai. Tarybos nariai turės klausimų? Tai gal Rūta, nežinau, ar bus įgali atsakyti į šitą klausimą. Mūsų žiniai yra labai prastas susisiekimas su Tauragė Pagėgių. Ten ryte vienas atvažiuoja, po pietų grįžta autobusas. Tai kaip čia pagerės tiem žmonėms susisiekimas? Na, bet kuriuo atveju Pagėgių savivaldybė kreipėsi pagrindė dėl stacionarinių paslaugų, tai normalu, kad turbūt ligoninės jie patys tenai nepasistatys, kaip iki šiol važinės gyventojai į Tauragę dėl šių paslaugų arba į kitas savivaldybės, taip ir kaip pasakyti, turės kažkaip pristaikyti. Pasakyti, Andželą, prašom. Tai laba diena. Labai geras klausimas. Rūta šiek tiek paaiškino, kad vis tiek tas susisiekimas ir šiuo metu organizuojamas, bet tikrai atkreiptas bus dėmesys į gyventojų poreikius, nes tie maršrutai laikas nuo laiko yra peržiūrimi ir, sakykim, papildomai traukiami, jeigu matysim, kad poreikis yra. Informacijos. Ar yra dar klausimų? Klausimų nėra. Teik bendriem komitetam. Pakviesime apsišalinusius. Einame prie antrojo klausimo. TSP-331 dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 dienos sprendimo numeris 1/43 dėl pritarimo viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro pareigybių sąrašo pakeitimo. Pranešėja Rūta Stasytienė. Prašom.
Tai šio tarybos sprendimo projekto tikslas yra pripažinti netekusių galios Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro pareigybių sąrašą 10 punktui. Pripažinti netekusių galios savo 10 punktą, kuriame yra įvardinta Gaurės ambulatorija. Tai įvyko keletas susitikimų su bendruomenių pirmininkais, seniūnais, seniūnaičiais, kurio metu buvo pristatytas Gaurės ambulatorijos, kaip pasakyti, keitimas į medicinos punktą. Todėl pareigybių sąraše nebelieka Gaurės ambulatorijos, o tiesiog Gaurės ambulatorija nuo sausio 1 dienos priėmus šį sprendimą veiktų kaip medicinos punktas. Ar tarybos nariai turės klausimų? Klausimų nėra. Pasisakyti norinčių. Klausimą teikiam bendriem komitetams. Einame prie trečiojo klausimo. TSP-327 dėl nepanaudotų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšų piniginiai socialiniai paramai skaičiuoti ir mokėti panaudojimo kitoms socialinės apsaugos sritims finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimu. Pranešėja socialinės paramos skyriaus vedėja Ligita Rimkulienė. Labą dieną visiems. Tai parengtas ir teikiamas tarybai naujos redakcijos tvarkos aprašas, kuris reglamentuotų nepanaudotų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšų piniginiai socialiniai paramai skaičiuoti ir mokėti panaudojimo kitoms socialinės apsaugos sritims finansavimo tvarką. Tai išdėstoma nauja redakcija, esminiai, sakykime, dalykai, kurie keičiasi, tai yra, kad patikslintas aprašas atnaujintas pagal įstatymo nuostatas, kokios socialinės apsaugos sritis gali būti finansuojamos. Jeigu savivaldybė turi nepanaudotų piniginiai paramai skaičiuoti ir mokėti lėšų, taip pat numatyta, kas ir iki kada gali kreiptis ir pateikti prašymus. Taip pat numatyta, kad tos prašymus svarsto komisija sudaryta mero potvarkiu ir mero potvarkiu sudaryta komisija įvertinus ir priėmusi sprendimus teikia siūlymus komitetam, sveikatos ir socialinių reikalų komitetui ir ekonomikos ir kaimo reikalų komitetui. Ir galutinį sprendimą dėl lėšų skirimo, nepanaudotų lėšų piniginiai paramai skirimo kitoms socialinės apsaugos sritims priimtus Tauragės rajono savivaldybės taryba. Tarybos nariai turės klausimų? Norinčių pasisakyti? Nematau. Klausimą teikiam bendriem komitetam. Prie kito klausimo TSP-328 dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 dienos sprendimo numeris 1/393 dėl nepanaudotų Tauragės rajono savivaldybės lėšų piniginiai socialiniai paramai skaičiuoti ir mokėti panaudojimo kitoms savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms finansuoti komisijos sudarimą pripažino netekusiomis galiomis. Pranešėja Ligita Rimkulienė. Šis sprendimo projektas tiesiogiai susijęs su prieš tai pristatytų sprendimo projektu, tai kadangi naują komisijos sudėtį tvirtins savivaldybės meras, jinai bus patvirtinta savivaldybės mero potvarkiu, tai atitinkamai turi būti pripažintas netekęs galios sprendimas, kuriuo buvo patvirtinta senos sudėties komisija. Ačiū. Tarybos nariai turės klausimų. Norinčių pasakyti? Ne, klausimą teikiam bendriem komitetam. Viename prie 5 klausimo TSP-326 dėl prevencinių socialinių paslaugų organizavimo teikimo Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Ligita Rimkulienė. Parengtas ir teikiamas tarybai patvirtinti prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašas. Tai yra iš principo nauja socialinių paslaugų rūšis, tai yra prevencinės socialinės paslaugos ir jos nuo šių metų yra pradėtos ir teikiamos kompleksinės socialinės paslaugos, tai Tauragės šeimos gerovės centre. Ir po aprašo pakeitimo, kuris įsigaliojo birželio mėnesį, yra numatyta socialinės apsaugos ir darbo ministro, kad atskirai savivaldybės taryba turėtų pasitvirtinti tvarkos aprašą, kuriame turėtų būti numatytas bendras šitų paslaugų organizavimo principas savivaldybėje. Tai atsižvelgiant į tai parengtas aprašas ir jame pagrindiniai dalykai yra numatyta tai įstaigos, kurios organizuoja ir teikia prevencinės paslaugas, tai
Aprašė yra įrašytos 2 socialinių paslaugų įstaigos arba, kitaip tariant, socialinės paslaugos teikiančios įstaigos, tai Tauragės šeimos gerovės centras, kuris teiktų potencialių socialinių paslaugų gavėjų paiešką, kompleksinių paslaugų šeimai teikimą, darbą su bendruomenė, šeimos konferencija ir numatyta organizacija, kuri dirbanti su jaunimu ir teikianti prevencinės socialinės paslaugas, tai Asociacija Tauragės jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga Tauragės apskritasis stalas ir veiklą vykdo Skaudvilės atvira jaunimo erdvė. Tai tvarkos apraše numatyta, kas gali kreiptis dėl prevencinių socialinių paslaugų teikimo, kur turėtų kreiptis, kaip organizuojamas yra darbas ir tiesiog kiti dalykai, kurie, sakykime, pagerintų ir bendradarbiavimą tarp pačių paslaugų teikėjų ir įneštų daugiau aiškumo patiems gyventojams ar bendruomenės nariams, kurie mato, kad reikalingos paslaugos, o žmogus, sakykime, negauna, kad būtų galima prevenciškai organizuoti socialinę pagalbą. Išsamų pristatymą, ar tarybos nariai turėsit klausimų? Pasisakyti norinčių yra? Ne? Tai klausimą teikiam bendriem komitetam. Man norinčių paklausti, pasisakyti papildomai? Ne. Tai ačiū už dalyvavimą. Posėdyje susitiksime daugiausia komitetuose. Geros dienos. Ačiū. Iki. Viso gero. Viso gero. Ačiū viso.